Good evening, Europe. I'm Monica Maggioni. Labą dieną, Europą. Pirmiausia, sveikinu visus susirinkus Eurovizijos diskusijose. Ačiū už plojimus. Šiandien mus transliuoja daugiau negu 30 televizijos, radio ir socialinės žiniasklaidos kanalų. Mes susitinkame su kandidatais į Europos komisijos pirmininkus. Jiems atsiveria galimybė patraukti savo pusę 400 milijonų rinkėjų ir įtikinti juos, kodėl jiems reikia eiti balsuoti dėl aukščiausios pozicijos ES. Mes esame gyvai transliuojami iš Europos parlamento Briuselyje. Šiandien mes suvaidinsime pagrindinį vaidmenį diskusijoje. Prieš pradėdami skelbti pagrindinės žinias Twitteriu, mes norime pasakyti, kad kandidatams yra skirta 1 minutė atsakyti kiekvieną klausimą. Taip pat jie turės 3 galimybės per diskusiją sureaguoti į kitus komentarus. Kandidatai yra prašomi kalbėti anglų kalba, nes tai palengvins vertimą į kitas 24 kalbas. Kandidatų kalbėjimo seka buvo nustatyta anksčiau, bet prieš pradedant diskusiją norėčiau suteikti žodį Martinui Šulcui, kuris yra Europos parlamento pirmininkas. Jis norėtų išreikšti pagarbą mirusiam Jean-Luc Dehaene. Kolegos, šiandien dėja mirė mūsų kolega Jean-Luc Dehaene. Jis buvo įžymus Europos parlamento narys ir ilgalaikis Belgijos ministras pirmininkas. Jo pasiekėjas Guy Verhofstadtas yra čia ir mes paprašytume kartu su juo trumpai pagerbti jo pirmtaką ir šį išskirtinį Europos parlamento narį. Aš norėčiau pradėti šią diskusiją, ponios ir ponai, pirmiausia, pareikšdamas pagarbą mūsų kolegai, kuris šiandien mirė. Žanas Klodas Junkeris ir aš pats buvome jo kolegos dirbdami Europos vadovų taryboje. Galiu pasakyti, kad jis buvo tikras europietis, tikras valstybininkas. Be to, jis buvo konvento vicepirmininkas. Jis dirbo kartu su Valéry Giscard d'Estaing, Julien Mato ir jo dėka, be kita ko, gimė Lisabono sutartis. Jis buvo žmogus, kuris visuomet vadovavosi tiesa. Jis buvo žmogus, kuris sakė ne visuomet populiarius dalykus, bet jam pakako drąsos tai padaryti. Todėl aš paprašyčiau jūsų visų skirti šią diskusiją jam ir pagerbti didį europietį ir didžią asmenybę. Ačiū. Ačiū, ponė Verhofstadtai. Mes vėl pradėsime nuo jūsų pusės. Jums pirmajam yra suteikta galimybė išsakyti savo mintis. Labai ačiū, ponios ir ponai. Tai yra gyvybiškai svarbus rinkimai. Aš žinau, kad kiekvieną kartą vykstant rinkimams politikai sako, kad jie yra gyvybiškai svarbus, tačiau šį kartą taip iš tiesų yra. Mes atstovausime Europos žemyną ir Europos institucijas, kurios atsidūrė kryžkelėje. Mes turime pasirinkti arba grįžti prie senųjų nacionalinių valstybių, kaip kad siūlo kai kurie kandidatai, arba eiti į priekį ir galvoti apie labiau integruotą Europą.
Aš manau, kad pasirinkimas yra savaime suprantamas. Jeigu norime išspręsti tokias problemas kaip klimato kaita, nedarbas, prasti finansiniai produktai pasiekiantis Europą iš kitos Atlanto pusės, mes turime bendradarbiaujančios Europos, mes turime siekti stipresnės Europos. Europa turi būti moderni, sugebanti atremti Kiniją, Jungtinės Amerikos valstijas ir kitas valstybės. Europa suteikia galimybę mūsų piliečiams ir mūsų valstybėms atgauti tikrą suverenumą. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Aleksis Tsipras. Aleksis Tsipras, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Dėkoju. Esu Europos kairės kandidatas, esu iš Graikijos. Tai yra ta šalis, kuri buvo pasirinkta Europos valstybių vadovų kaip bandymų triušis. Buvo išbandytos pačios griežčiausios taupimo priemonės. Niekam, jokiai šaliai šiame žemynė nelinkėčiau to, ką pergyvenome mes. Taigi kreipiuosi į kitus kandidatus, kurie atstovauja partijoms, kurios pritarė toms priemonėms. Noriu jums užduoti klausimą. Ar tai, kas įvyko Graikijoje, yra ta sėkmė, kurią norėtume pakartoti? O gal turime galvoti apie socialinę tragediją, kuri niekur neturėtų pasikartoti daugiau? Kreiptis reikėtų į visus piliečius, šiaurės, pietų, ir kvieščiau palaikyti kairiasias partijas, kad baigtųsi ta katastrofiška taupimo politika. Būtina atkurti demokratiją Europoje, būtina atrasti tikras Europos vertybės, socialinę sanglaudą ir demokratiją. Ačiū, ponė Tsipras. Dabar žodis Žanui Klodui Junkeriui. Aš norėčiau, kad Europa taptų solidaresnė. Norėčiau, kad pasibaigtų susiskaldimas tarp šiaurės ir pietų Europoje. Turėtume konsoliduoti viešuosius finansus, tačiau ekonomikos augimas ir užimtumas turėtų būti visų mūsų darbų tikslas. Mes neturime išleisti daugiau pinigų, negu jų turime. Mes turėtume tiesiog gyveninti tas idėjas, kurios mums brangios. Turime sukurti bendrą tvirtą rinką. Mes diskutuosime su Jungtinėmis valstijomis dėl svarbių klausimų. Mums reikia laisvos prekybos susitarimo, tačiau tuo pat metu reikia, kad būtų dirbama pagal ES numatytas normas, pagal jos standartus. Energetika taip pat yra mums labai svarbus klausimas. Gynyba yra labai svarbus klausimas, ypač žvelgiant į tai, ką šiuo metu daro Rusija. Būtina, kad Europa būtų kukli, turi susitelkti prie mažų dalykų, bet nepamiršti ir didelių, nes jeigu bus susitelkta tik prie smulkmenų, nieko gero nelauk. Pone Šulcai. Mes gyvename Europoje, kurioje mokesčių mokėtojai turi mokėti už spekuliantus, tuos, kurie pelnosi nemokėdami mokesčių, kurie uždirba milijardus mokesčių mokėtojų kainą. Europoje yra 6 milijonai jaunų vyrų ir moterų, kurie neturi darbo. Jie turi mokėti už tas klaidas, kurias padarė žmonės, negalvoja apie jų ateitį. Aš noriu, kad būtų sukurta teisinga Europa. Mes turime akcentuoti pirmiausia eilinių piliečių interesus. Todėl aš esu įsitikinęs, kad komisija turi būti lygiavertiška, pasverta. Mes sieksime vyrų ir moterų lygybės komisijoje ir sieksime kovoti su mokesčių vengimu, su nedarbu ir sieksime geresnių galimybių jaunajai kartai. Prašome jūsų paramos. Ska Keller, jūs esate paskutinė, kurie galės tarti įžanginį žodį. Aš norėčiau šią auditoriją šiandien pasakyti ir tiems, kurie stebi mūsų diskusijas internetu ar televizijos ekranuose, kad nuo gegužės 22 iki 25 jūs pasirinksite naują Europos kryptį. Mes žalieji ir aš asmeniškai siūlome jums alternatyvę Europą. Aš kovoju už Europą, kuri labiau rūpinasi savo žmonėmis ir mažiau rūpinasi bankais. Ir mes turėtume gyventi tokią Europos svajonę, kuri nieko nepaliktų likimo
likimo valiai ir visais rūpintųsi. Ir ta Europa taip pat bus kovosinti prieš klimato kaitą ir tai nulems mūsų ateitį. Aš pasisakau už solidarumą, demokratiją ir paramą žmonėms. Nuo gegužės 22 iki 25 jūs galėsite priimti atitinkamą sprendimą. Aš tikiuosi, kad balsuosite už mus ir mes visi kartu kovosime Europos miestų gatvėse už geresnę ir naują Europą. Ačiū. Matau, kad Konoras dabar mums paaiškins, kaip per socialinę žiniasklaidą mūsų žiūrovai namuose gali dalyvauti mūsų diskusijose. Mūsų ekrane matote, kaip mūsų Twitterio socialinės žiniasklaidos centro redaktoriai dabar koordinuoja gaunamas žinutės iš visos Europos. Jie bendrauja su žmonėmis internete, Austrija, Prancūzijoje, Suomijoje, Italijoje, Ispanijoje, Jungtinėje karalystėje, yra tiesioginėme eteryje, taip pat Čekijos, Vokietijos, Airijos, Slovenijos ir kitų šalių viešieji transliuotojai transliuoja mūsų diskusijas, taigi mes raginame visos Europos piliečius tarti savo žodį, pasinaudojant socialinę žiniasklaidą ir šiuo metu daugiausiai dėmesio skirsime Europos ekonomikai. Monika. Taigi pirmasis mūsų klausimų ratas yra susijęs su ekonominiais aspektais. Taigi vėl Pirmai suteiksime galimybę pasisakyti, Ska Keller klausimas yra daugiau nei 5 milijonai jaunų žmonių neturi darbo. Kaip tapusi komisijos pirmininkė užtikrinsite jų ateitį? Aš manau, kad jaunimo nedarbo klausimas yra būtent tas, kuris turi tapti prioritetas mūsų darbų planuose. Aš manau, kad komisija tą ir tikrai padarys. Mes negalime turėti tokios ES, kuri praranda ištisą kartą. Žmonės praranda pasitikėjimą savo ateitimi ir geresnių gyvenimų. Taigi jaunimo nedarbo problemą turime spręsti. Kaip tą darysime? Aš manau, kad galime tvarias darbo vietas sukurti Europos žmonėms tik sukūrę ekologišką ekonomiką, subalansuotą ekonomiką, atsinaujinančios energijos šaltiniuose, energijos taupimo srityje, švietimo, sveikatos srityje glūdi didžiulis darbo vietų potencialas ir dar 20-50 metų ten bus užimtumo. Tai sukurs realią naudą žmonėms, bet to tai turi būti kokybiškos darbo vietos žmonėms. Labai svarbu suprasti, kad ne jauni žmonės sukėlė krizę. Mes turime suteikti jiems galimybę kalbėti žymiai garsiau, kad būtų išvengta krizių ateityje. Kaip Jūs galite šią problemą spręsti, ponė Cirai? Jeigu mes tęsime toliau tą katastrofišką taupimo griežto politiką, problemos neišspręsime, nėra jokių šansų. Nedarbas bus neišspręstas. Nedarbas, kuris egzistuoja dabar Europoje, yra struktūrinė problema. 1,5 milijardo eurų buvo skirta padėti bankrutuojantiems bankams. Buvo nuspręsta 6 milijardus skirti jauniems, nedirbantiems žmonėms. Ir tos sumos, aišku, nepakaks. Reikėtų priimti drąsius sprendimus Europoje. Reikėtų sudaryti naują europinį susitarimą, kad būtų galima padėti paskatinti užimtumą. Būtina skatinti užimtumą. Na, o jeigu tęsime tą katastrofišką taupimo griežto politiką, neturime jokių šansų tos didžiausios problemos, kurią patiria Europa šiuo metu išspręsti. Tai yra nedarbas, tai yra socialinė atskirtis ir ypač jaunų žmonių nedarbas, kurios tos problemos mastai tampa nebekontroliuojami Europoje. Dėkui. Martinai Šulcai, daugiau nei 5 milijonai jaunų žmonių neturi darbo. 6 milijonai, sako ponas Šulcas, galbūt tai yra geriausiai išsilavinimą turinti karta, neturi darbo mūsų kontinente. Tose šalyse, kur nedarbo lygis yra didžiausias, susidurėme su tomis problemomis, kad mažos vidutinės įmonės ekonomikos stuburas negauna prieigos prie paskolų. Palūkanų normos siekia 0,25 procentus, todėl bankai nėra suinteresuoti teikti paskolų mažoms vidutinėms įmonėms. Taigi šalyse, kur nedarbo lygis aukščiausias, reikia
sutelkti ES lėšos, Europos investicijų banko lėšos ir padėti mažoms vidutėms įmonėms ir toms įmonėms, kurios kuria darbo vietas, įdarbina jaunus žmonės, turėtų būti teikiama pirmenybė. Tokiu būdu būtų atgaivinta ekonomika, teikiant paramą smulkiam vidutiniam verslui ir būtų kovojama su jaunimo nedarbu. Jean-Claude Juncker dabar atsakys į tą patį klausimą. Užimtumas reiškia pirmiausia užimtumą. Be užimtumo, be viešųjų lėšų, be sveikų viešųjų finansų nėra ekonomikos augimo. Taigi būtina laikytis protingo griežtumo priemonių ir jomis remtis. Kai lėšų nėra, tenka remtis novatoriškomis idėjomis, jas įgyveninti. Būtina sukurti 3 milijonus darbo vietų. Buvo pasiūlytas toks sprendimas jaunimui, tai reikėtų siūlyti stabilias ateities darbo vietas. Ne tas darbo vietas, kur uždirbama mažai, kur tos darbo vietos yra labai skurdžios, bet reikėtų suteikti jaunimui galimybę lavintis, įgyti išsilavinimą ir kad jie galėtų rasti gerą darbą. Manyčiau, kad jaunimui reikia suteikti galimybę plačiai judėti, keliauti ir įgyti geresnės galimybės dirbti. Guy Verhofstadt, prašau. Tai, ką aš ką tik išgirdau, yra seni receptai, kurie per pastarosius 5 metus Europoje nepasiteisino. Taigi aš manau, kad vietoj to, kad tęstume socialdemokratų ar konservatorių receptų įgyvendinimą, turime ieškoti naujo požiūrio. O aš norėčiau, kad būtų grįžta prie Žako Deloro pirminės minties, kai jis kūrė vieningą rinką. Socialistais jis buvo tikrai išmintingas, nors ne visada tokie būna socialistai. Ir aš galiu Jums pasakyti. Can I again have the seconds of Mr. Schulz now? Na, gal dabar pono Šulco sekundės galėsiu perimti, nes jis mane nutraukė. Mes turime pradėti naują Europos integracijos bangą. Pagrindinėse šiandienos rinkose, kapitalo rinkoje, bankų rinkoje, skaitmeninėje, telekomo, energetikos rinkose. To mums reikia. Mes turime naudotis ES mastu, kad pasiektume naują integracijos šuolį ir pasiektume tikrą ekonomikos augimą. Kuo didesni mes būsime, tuo sėkmingiau dirbsime. Šį kartą tai mums pavyks. Dėl receptų. Vyriausybės Europos valstybių labai atvirai sako, kad biudžetinės drausmės priemonės nepasiteisino. Ar galima pasakyti, kad vaistai žudo ligonį? Ar jūs būtume darę kažką kitaip? Ska Keller. Taip, aš manau, kad biudžetinė drausmė tik dar labiau gilina krizę. 26-27 milijonai europiečių dabar neturi darbo. Ir per visus biudžetinės drausmės metus buvo prarasta vos ne 6 milijonai darbo vietų. Padėtis dėl biudžetinės drausmės priemonių tik blogėja. Vietoj to mes turime investuoti į ekonomiką. Mes turime siekti ekologiškesnės ekonomikos. Mums reikia subalansuotų ekologiškai darbo vietų. Tokios, kurios išsilaikytų daugelį dešimtmečių ir užtikrintų žmonėms kokybišką gyvenimą. Ta bus galima padaryti tik jeigu mes investuosime į atsinaujinančius energijos šaltinius, į energijos taupimą, į švietimą ir sveikatą. Per paskutinę daugiametę finansų perspektyvos svarstymą mes nepraradome gerą šansą, bet aš manau, kad mes susilauksime socialdemokratų ir konservatorių paramos, nes investicijos, o ne biudžetinė drausmė yra svarbiausia. Ponas Cipras. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti štai ką. Mintis, kurias išreiškė Guy, nėra tokios naujos, priešingai jos ganėtinai senos. Tai yra tos mintis, kurios mus ir stumtelėjo į krizę. 29-ųjų krizė, paskui tas nekilnojamo turto burbulas, 2009-ųjų krizė ir nekilnojamo turto burbulas. Ir yra tos problemos, kurios sąlygojo krizę pas mus taip pat. Reikia investuoti į socialinę sanklaudą, į ekonomikos augimą, reikia baigti su tom griežto taupimo priemonėm. Būtina,
kad atsirastų didesnė darbo vietų pasiūla. Reikėtų atsisakyti tos skolos paranoiško vertinimo ir reikėtų siūlyti sprendimus, kurie buvo duoti 53 metais Vokietijai. Reikėtų pritaikyti vieningą solidarumo priemonės, skolos dalį galbūt nurašyti. Ir tai, ko gero, paskatintų ekonomikos augimą. Jeigu ekonomikos augimo problema nebus išmintingai išspręsta, iš krizės mes neišeisime. Nuolatos liksime toj pačioj padėty. Martinui Šulciui žodis. Aš būčiau visiškai kitaip elgęsis. Tas derinys biudžetinės drausmės, kuri yra būtina ir strateginių investicijų į ekonomikos augimą ir užimtumą, tai yra tik vienas būdas spręsti problemas. Mes tuo tarpu siekime užtikrinti biudžeto drausmę tam, kad atgautume investuotojų pasitikėjimą, tačiau jo neatgavome. Akivaizdu, mes iki šiol per mažai diskutavome arba niekuomet netgi neaptarėme mokesčių slėpimo ir mokesčių sukčiavimo klausimo. Milijardas eurų per metus susidaro slepiant mokesčius ir mes negalime kalbėti vien tik tai apie biudžeto apkarpimus, mes turime kalbėti taip pat apie biudžeto įplaukas, investicijas į skaitmeninę darbotvarkę, į pažangius energijos tinklus, o mano paskutinės sekundės atiduosiu Guy Verhofstadtui, kadangi anksčiau jas iš jo atėmiau. Taigi gerai, perkime prie pono Junkerio. Ar prieš 5 metus būtumėte elgęsis taip pat? Klausimas yra lengvas ir sunkus šis. Visi kalba taip lyg šiandien tik atrastų egzistuojančias problemas. Taip elgėsi socialistai, taip elgėsi krikščionys demokratai. Aš galėčiau pasakyti, kad daug mūsų žodžius galima paaiškinti rinkiminę kampaniją. Tačiau norėčiau pasakyti, kad visi stengiasi dirbti siekdami gerų rezultatų. Kodėl Europai nepavyksta žengti pirmin? Todėl, kad ES biudžetas per mažas, negalime visko padaryti, ką norėtume. Kodėl negalim to padaryti? Todėl, kad biudžeto deficitas per didelis, skolos per didelis. Būtina dirbti taip, kad į ateitį nukreiptos investicijos būtų padarytos. Būtina įgyvendinti išmintingą finansų politiką, jei norime ekonomikos augimo, darbo vietų ir išmintingų investicijų ateitį. Ačiū, Guy Verhofstadtai. 1 minutė 5 sekundės. Aš norėčiau sureaguoti, sakydamas tiems, kurie sako, kad nereikia biudžetinės drausmės. Reikia biudžetinės drausmės, kitaip nebus vidutinės trukmės ekonominio augimo. Ir tai yra pasakytina apie visas ES dalis. Bet tai padaryti turime. Pastaruosius 5 metus mes pamiršome, kad reikia naujos ekonomikos augimo strategijos. O ekonomikos augimas reiškia, kad nebereikia kurti naujos skolos. Jeigu dauguma valstybių turi didžiulę biudžeto skolą, tai jų biudžetai turės būti investuojami į tos skolos gražinimą. Reikia ieškoti išmanesnių būdų. Mes turime performuoti Europą. Europa yra 500 milijonų gyventojų rinka. Galiu pateikti vieną pavyzdį. Skaitmeninė rinka, apie ją jau kalbėjome. Jeigu Amerikoje Apple nori paleisti į rinką naują produktą, jie susitarė su rinkos operatoriais ir iš karto pateikia į rinką naują produktą. Jeigu mes norime padaryti, reikia su 28 valstybėmis narėmis ir su 100 operatorių tartis. Būtent dėl tos priežasties Amerikoje yra Google, Facebook, Twitteris, Microsoftas ir daugelis kitų bendrovių. O mes tą dar turim padaryti. Jūsų laikas baigėsi, 5 sekundės jau viršijote. Tarp kitko, ponė Keller dabar turi pateikti klausimą. Naudoju savo pirmąją mėlyną kortelę, pirmąjį jokerį. Pone Verhofstadtai, jūs sakote, kad skola yra problema, bet pažvelkite į Ispaniją. Ispanija turėjo biudžeto perteklių prieš bankininkystės krizę. Bankų skola krito ant mokesčių mokėtojų ir valstybės pečių. Mes turime baigti spekulacijas, mes turime užtikrinti, kad bankai spręstų savo problemas patys, o neprašytų mokesčių mokėtojų jų gelbėti ir valstybių biudžetų tam nenaudotų. Tai yra krizės problema. Ponui Verhofstadtui žodis. Noriu pasakyti, kad tik pritariu Ska Keller, tačiau ES lygmenių per pastarosius metus mes kai ką nuveikėme, sukūrėme bankų sąjungą. Bankų sąjunga
veikianti užtikrins, kad bankai patys mokėtų įmokas į atitinkamą bankų pertvarkos ir gaivinimo fondą. Mokesčių mokėtojai daugiau to nedarys. Ir ponas Barnie yra salėje ir noriu pasakyti jo adresu tikrai, kad jis atliko puikų darbą dėl finansinio reglamento, dėl bankų sąjungos, nes dabar paprasti mokesčių mokėtojai tų sąskaitų neprivalės apmokėti ir bankų mokesčių nuostolių padengti. Vedėja. Taigi mes dabar pradėsime svarstyti kitą klausimą, kitą temą, nes socialinėje žiniasklaidoje daug diskutuojama šiais klausimais, tačiau prieš perėdami prie kito klausimo dar ponui Ciprui žodis. I don't think so. I mean, you reacted to the same question to now, I think. Jūs norėtumėte turbūt reaguoti tą patį klausimą, ar ne? Bet regis turėtume pereiti prie kito. Ir paskui nuspręsim, ką daryti. Aš nepasinaudojau savo galimybę klausti. Ne, turime dar diskusiją daug laiko, aš kol kas nenaudosiu, tos galimybės kol kas nenaudosiu. Puiku. Iš tikrųjų, daug kalbama socialiniuose tinkluose apie štai, kas sakoma, bankai yra tas dalykas, apie kurį kalbama labai daug ir daug žmonių peikia dėl krizės būtent bankus. Ir sakoma, kaip būtų buvę, jeigu bankus būtume labiau reguliavę, labiau prižiūrėję. Ar norit reaguoti? Taip, ponia Keller. Turime daug griežčiau reglamentuoti bankų veiklą ir tai, ką jūs minėjote apie bankų sąjungą, tai yra žaliųjų nuopelnas, kad buvo tas fondas įsteigtas ir taip pat mums reikalingi finansų rinkos reglamentai siekiant atskirti mažmeninius bankus nuo investicinių bankų tam, kad mūsų močiučių santopos nebūtų prarastos pasaulinėse spekulacijos operacijose. Taip pat iš tiesų, kalbant apie mokestinį sukčiavimą, tai jo apimtis siekia per metus trilijoną eurų. Tai yra didžiulės sumos ir tikrai mes negalime nepažaboję mokesčių sukčiavimo siūlyti žmonėms susimažinti arba sutikti su atlyginimu mažinimu. Būtent žalieji kelia šios klausimus Europos parlamente. Ponas Cipras. Dėkoju. Taigi, Monika, neseniai Verhofstadtas pritarė Still Bail-in programai, o paskui atsirado programos Bail-out. Ir nuo to nukentėjo labiausiai mokesčių mokėtojai. 17 milijardų eurų turės sumokėti mūsų vaikai ir anūkai. O dabar siūlomas naujas sprendimas. Sprendimas, kurio visas svoris grius ant bankų indėlininkų pečių. Tai yra iš tikrųjų siaubingas, katastrofiškas sprendimas Europai. Noriu paklausti, ar jūs, ponia Junkeri, ar ponia Šulci, pritarėte tokiai logikai? Mes manome, kad reikia turėti bendrą sprendimą tam, kad būtų galima sumažinti skolą. Tai reikštų, kad bankai galėtų turėti sveikesnius savo finansus, tvarkingesnius finansus. Galėtume pasinaudoti tam tikrą procedūrą, kad būtų sumažintos blogos bankų skolos. Nes priešingų atveju skolos dėsis ant skolų ir susidarys jų didžiulis kalnas. Aptarėme bankų klausimą. Gal pritartumėt, ponia Šulcai? Bankų sąjunga yra pirmasis žingsnis. Mes turime nutraukti bankų skolų spiralę ar valstybės skolų grandinę. Kai kurios valstybės narės turėjo labai stabilų biudžetą ir stabilę valstybės skolą, tol, kol prasidėjo bankų krizė. Matėme, kokia katastrofa ištiko Airiją, Ispaniją. Todėl kalbėjome, kad reikia reguliuoti bankus ir bankų sąjungą. Tai buvo pirmieji mūsų padaryti žingsniai. Mes turime stengtis labiau kontroliuoti ypač riziką ir atsakomybę. Viskas turi būti valdoma vienomis rankomis. O kas būdavo anksčiau? Bankai rizikuodavo mokesčių mokėtojų sąskaitą. Mokesčių mokėtojai nešė atsakomybę. Dabar bankai turi nešti savo atsakomybę. Jie turi būti priversti apsijimti
kaltę už katastrofą, kurią sukūrė Europoje. O tik tada Europos parlamentas ir Europos komisija galės padėti. Iki šiol to trūko. Europos komisijos narys Mišelis Barnier, kurį aš visuomet rėmiau, nuėjo gana toli ir mano komisija kontroliuos bankus dar griežčiau negu buvo iki šiol. Too long, Jean-Claude. Jūs tikrai per ilgai kalbėjote. Jean-Claude Juncker. For my seconds. Moi, je voudrais que nous ne parlions. Norėčiau, kad mes negaištume laiko diskutuoti apie tai, kas buvo, juk daug kas pasikeitė, juk Europos komisija dirbo, Mišelis Barnier puikiai dirbo tvarkydami šį sektorių, daug kas pasikeitė, dabar bankai yra atsakingi už tai, ką daro. Mes bankų juk negelbėjom tik dėl bankininkų gražių akių, man visiškai nerūpi, kokios jų akys tų bankininkų. Mano tikslas buvo apsaugoti bankų darbuotojus, apsaugoti indėlininkų interesus. Mes žinome, kad įmonėms reikia bankų teikiamų paskolų, mes bandėme daryti, kad padėtis šiame sektoriu irgi keistųsi. Todėl negaliu pritarti, kad mes vykdėme tik griežto taupimo politiką. 2008-2009 metais taip, mes investavome 360 milijardų eurų koordinuotai tam, kad galėtume apsaugoti ekonomiką, kuri griuvo bedugnen, buvo begriuvanti bedugnen. O dabar nereikėtų daryti tų pačių klaidų, kaip ketvirtajame dešimtmetyje. Baigėsi jūsų laikas, sako vedėja. Guy Verhofstadt, prašau. Well, I think Aš manau, kad bankai yra geriausias pavyzdys, parodantis, kodėl mums reikia daugiau Europos. Tačiau turime siekti daugiau, turime užtikrinti, kad bankų investicinių ir taupomųjų bankų įnašai į gaivinimo fondą būtų skirtingi. Investiciniai bankai turėtų mokėti didesnės įmokas nei taupomieji bankai. Pone Ciprai, Graikijoje, taip pat kaip Italijoje ir Portugalijoje krizė sukėlė ne bankai, o jūsų šalių vyriausybių vykdyta netinkama politika, tai yra didžiosios partijos kaip PASOK ir Naujoji demokratija Graikijoje tą krizę sukėlė. O jūsų šalyje yra tik tai valstybiniai bankai, kurie finansavo politinės partijas ir toliau tą daro Graikijoje valstybiniai bankai. Ir taip pat, pone Ciprai, jūsų partija gauna atitinkamą finansinę paramą, kadangi jūsų partija anksčiau yra gausi paskolas iš šių valstybinių bankų. Pone Ciprai, ar ketinate pasinaudoti savo mėlynąją kortelę, savo jokerių, prašau. Πολύ σύντομα. Norėjau atsakyti, sureaguoti labai trumpai į tai, ką jūs minėjote. Na taip, galėsiu perimti jūsų sekundžių, kol jūs ausinę užsidėsite. Graikijoje yra ir privačių ir valstybinių bankų, bet sutinku su jumis. Valstybiniai bankai taip, tokie egzistavo ir taip būdavo pasitelkima tokia piratų praktika, jeigu taip galima sakyti. Ir tai buvo, taip. O krizės didžiausia problema buvo štai kokia. Matėme, kad tie vaistai, kurie Graikijai pacientui buvo paskirti, dar labiau pablogino ligonio padėtį. Aš norėčiau paklausti visų tos programos, kurias įgyvendinote, ar jos buvo sėkmės istorija, ar priešingai nesėkmė. Baigėsi jūsų laikas, sako vedėja. Aš noriu atsakyti dėl 6 milijonų paskolos, apie kurią kalbėjo panas Cipras. Norėčiau pasakyti, kad metus dirbau, dieną naktį. Ir dar daugiau naktį negu dieną, kad galėtume išvengti tos situacijos, kad Graikijai tektų palikti eurozoną. Padariau viską, ką galėjau. Viską, ką galėjau. Nes norėjau padaryti viską, kad Graikijos žmonės galėtų būti tikri, kad jų šalis liks eurozonoje, kad būtų užkirstas kelias spekulacijoms, kad Graikija nebankrutuotų. Galiu priimti įvairiausius priekaištus, bet ne šitą, ne tą priekaištą, kad mes elgėmės neteisingai su Graikija. Mes padarėm viską, kad Graikija liktų eurozonoje. Ačiū. Aš visuomenės paklausiu, paprašysiu, atsiprašau, nešvaistyti per daug laiko, bet dabar
šiek tiek pakalbėkime apie tai, kad europiečiai yra nusivylę. Pasinaudokit paskutinę minutę, kad paaiškytumėt tiems, kurie sako, kad reikia pasitraukti iš ES, jog verta pasilikti. Pirmiausia, Ska Keller. Aš noriu žmonėms, kurie mano, kad ES nėra geras dalykas, pasakyti štai ką. Tiksliau prieš sakydama, aš pirmiausia išklausyčiau ir žmonės, kurių klausausi, dažnai man sako, kad jie sieja daug vilčių ir lūkesčių su ES, galvoja, kad ES pasirūpins jų socialinėmis pensijų teisėmis, kažką nuveiks jų vaikų ateities labui ir būtent to turime siekti. Nepasitikėjimas ES institucijomis, tokiamis kaip komisija arba taryba, kurios neparodė laukiamų rezultatų, nenustelbė tos Europos svajonės dirbti kartu ir kartu užsitikrinti geresnę ateitį. To turime siekti, tačiau turime to siekti tinkamais būdais, gyvendindami tinkamą politiką, pagerindami gyvenimo sąlygas mums visiems. Ir tą žinią noriu pasiūsti visiems tiems, kurie yra nusivylę Europą. Pasimkite tą Europą į savo rankas ir paverskite ją geresnę. Ponas Cipras, jūsų žinia. Euroskepticizmo pakilimas Europoje yra reiškinys, kuris turi tam tikras šaknis, priežastis, o atsakingi už tai yra tie, kurie dabar valdė, tos 3 politinės šeimos, kurie sakė, kad nėra jokių kitų išeičių, tik griežto taupimo priemonės. Tai reiškia, kad Europa pasirodė priešiška savo piliečiams, ypač jaunimui. Tai štai kodėl tai pakilo ta euroskepticizmo banga. Žmonės kritiškai žvelgia į Europą dabar. Taip. Vadinasi, jiems reikia pasiūlyti kitų sprendimų. Ir sprendimas yra ne sugriauti Europą. Ją reikia gelbėti, keičiant ją, keičiant jos funkcionavimo būdą. Kol kas į darbuotojams, dirbantiesiems ar žmonėms apskritai nėra labai įdomi. Joje daug skausmo, daug nedarbo, daug kančios. Tad reikia keisti esamas politikas ir žengti pirmin. Žengti pirmin, jeigu reikia rizikuojant. Nereikia likti tuome pačiame kelyje, kur taikomas griežtas taupymas, tai būtų katastrofa. Aš nežinau, ar piliečiai žiūrintis mūsų diskusiją patikės, kad Europos reikia daugiau. Manau, kad piliečiai laukia kitokios Europos, kuri akcentuoja jų interesus, kuri iškelia jų interesus į pirmą vietą visuose veiksmuose. Diskutuojame čia Briuselėje šiandien apie trilijonus, milijardus, 50-100 milijardų, tokias sumas. Ir kalbame, kas yra atsakingas už tai, kas buvo padaryta anksčiau. 96% mūsų piliečių gyvena turėdami 1000 ar 2000 eurų per mėnesį. Ir jiems susidaro įspūdis, kad čia mes kalbame tik apie milijardus ir trilijonus. Ir mums nei kiek nerūpi jų pavieniai gyvenimai, jų vaikų ateitis. Mes praradome didžiausią Europos kapitalą – pasitikėjimą. Aš noriu atgauti Europos piliečių pasitikėjimą, kad galėtumėm pasakyti, kad mes kovojame su jų skurdu, su jų vargu, mes norime suteikti jų vaikams geresnę ateitį. Tada Europa sugrįš į tvirtas vėžes. Jean-Claude Juncker. Na, iš tiesų, mes pernelyg daug kartų minim žodį milijardai. Bet reikia prisakyti, kad kartais išleidome pernelyg daug milijardų, kurių neturėjom. Ir jeigu mes kalbėtume apie laisvos prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis, jeigu įgyvendintume, tai Europos Sąjunga iš to laimėtų. Aš norėčiau, kad egzistuotų minimalus darbo užmokestis visur, ir Graikijoje, ir kitose valstybėse. Aš norėčiau, kad žmonės, kurie dirba, galėtų iš savo uždarbio gyventi. Aš esu už socialinę Europą. Jeigu prarasime dirbančių žmonių pasitikėjimą Europos Sąjungą, prarasime viską, niekam Europą nebebus įdomi. Guy Verhofstadt. Manau, kad turime sakyti tiesą ir iš tiesų Europos pietuose daugelis žmonių yra nusivylę Europą. Tačiau turiu pasakyti, kad tai pirmiausia reikštų katastrofą tiek Europos šiaurėje, tiek Europos pietums, tų šalių ekonomikoms. Antras dalykas, patys savęs turite paklausti, jeigu Graikijoje grįšime prie drachmos, Italijoje prie lyros, Ispanijoje prie pesetos,
kas apmokės šių valiutų gražinimo sąnaudas, vėl turės būti devalvuojamos tų šalių nacionalinės valiutos, kaip anksčiau vyko Italijoje. Taigi, kas mokės tuos devalvacijos kaštus? Paprasti žmonės, paprasti piliečiai, nes jie praras dalį savo perkamosios galios. Taip pat ir pensininkai turės atitinkamas sąskaitas apmokėti, prarasdami dalį savo santaupų. Tokia yra tikrovė. Turime paprastiems piliečiams pasakyti, kad grįžimas prie nacionalinių valiutų kenkia jūsų pačių interesams ir tikrai nepadės išspręsti problemų. Ska Keller paprašė galimybės replikuoti. Aš pasinaudosiu savo antrą mėlynąją kortelę, kreipdamas į poną Junkerį. Minėjote transatlantinį prekybos sustarimą su JAV. Manau, kad būtent dėl šios priežasties žmonės praranda pasitikėjimą ES. Komisija slaptai derasi už uždarų durų dėl tokių susitarimų. Tuo tarpu piliečiai šiandien Briuselio gatvėse taikiai demonstravo prieš šį prekybos susitarimą. Ir kas atsitiko, jie visi buvo suimti. Štai kas vyksta Europoje. Aš nenoriu, kad tokia prekyba vyktų. Tokia prekyba turėtų būti naudinga mūsų piliečiams ir tokie susitarimai mažina pasitikėjimą dėja Europos Sąjungą. Ačiū. Manau, kad čia dabar reikėtų staptelėti, nes matau scenoje Konorą. Kas vyksta socialinėje žiniasklaidoje? Monika, norėčiau pasakyti, kad mes tikrai daug darbo suteikėme socialinės žiniasklaidos komandai. Mes kas minutę gauname maždaug 1000 trumpųjų žinučių. Mes dabar, jei padarytumėm trumpą pauzę, tai pamatytumėm, kad kas minutę 58 000 trumpųjų žinučių mus pasiekė. Šiandienai tai yra rekordas. Mes pažvelkime, kas vyksta mūsų darbo centre ir taip galėsime geriau suprasti, kaip vyksta socialinės žiniasklaidos bendradarbiavimas. Kuo didesnis yra ekrane šriftas, kuriuo atspausdintas žodis, tuo daugiau Twitterio žinučių mes gauname iš to tinklo. Mes suprantame, kad daug kas nori kalbėti apie Romų pasipriešinimą, apie televizijos diskusijas. Kiekvienas kandidatas praeitą kartą, kai kalbėjomės, prižadėjo prisidėti prie ekonomikos augimo. Bet ar tas ekonomikos augimas bus tvarus? Kaip bus užtikrintas valstybė bendradarbiavimas? Kaip kandidatai ketina sustiprinti Europos užsienio saugumą? Iškelkime dabar kitą temą, kuri nuolat kartojasi ES santykiai su kitomis valstybėmis, regionais ir valstybėmis narėmis tarpusavyje. Toliau siūskite mums trumpesias žinutės ir siūskite nurodytų adresų. Dabar, manau, mes vėl galime sugrįžti prie mūsų arenos. Matome, kad šiandien Ukrainoje smurtaujama. Rusija teigia, kad valstybė atsidūrė ant pilietinio karo slenksčio. Kokia ES pozicija? Pradame nuo Guy Verhofstado. Aš vakar gavau Gario Kasparovo pasaulio šachmatų čempiono laišką tą temą. Jis skirtas mums visiems, tiesą sakant. Jis sako, kad jūs, ponė Verhofstadai, ir visi kiti kandidatai ES komisijos pirmininko vietą turėtumėt pagalvoti, kas bus Europai, jeigu Ukraina žlugs, jeigu Ukraina nebus saugi, Europa nebus saugi. Putinas ir kiti diktatoriai parodys, kad už agresiją gali būti atlyginta ir visos trapios pasaulio demokratinės valstybės supras, kad jos yra paliktos vienos. Jūs neturite pasiduoti šiame išbandyme. Manau, kad Gari Kasparovas yra teisus. Mes per daug silpnavališkai elgiamės su Rusija ir su Putinu. Mes turime pritaikyti labai griežtų, patikimų asmeninių sankcijų žmonėms, kurie yra susiję su šiais veiksmais. Tik tokia kalba mes galim su jais kalbėtis. Pone Cibras, kokia jūsų pozicija dėl Ukrainos? Gaila, bet Europa vėl ėmėsi eksperimentuoti, taikyti šaltojo karo praktiką. Tai yra pavojinga. Tai atveria Europos širdie didžiulę žaizdą. Ir ta žaizda nesugis nei taikant sankcijas, nei taikant grasinimus. Būtina taikyti dialogo priemonės, diplomatijos priemonės.
Mes negalime sutikti su tuo, kad kyla neofašizmas, kaip matome Ukrainoje. Negalime pripažinti naujos vyriausybės, kuri sudaryta iš neofašistų. Reikėtų, kad žmonės Ukrainoje patys nuspręstų savo ateitį. Ir tai turi būti padaryta laikantis konstitucijos nuostatų. Mes turime reikalauti dialogo, esbo pasitelkti, jeigu tai reikalinga. Būtina, kad Rusija ar NATO priimtų tokią laikyseną, kuri padėtų rasti taikos sprendimus. Ska Keller. Akivaizdu, reikia dėti visas pastangas tam, kad būtų ši krizė išspręsta taikiai. Tam reikia dėti daug pastangų stiprinant dialogą, tačiau turime labai aiškiai pasakyti, kad nesitaikstysime su kai kuriomis priemonėmis, kuriamasi Putinas, pavyzdžiui, Krymo aneksija. Turime aiškiai pasakyti, kad su tuo nesitaikstysime. Sankcijų taikymas yra tinkamas dalykas, tačiau turime kalbėti taip pat ir apie ginklus, kuriuos ES valstybės narės vis dar eksportuoja į Rusiją. Reikia sustabdyti šį eksportą, nes kitos sankcijos be šių net neš rezultatų. Mes taip pat priklausome nuo Rusijos energijos išteklių tiekimo. Žalieji visuomet pasisakė už energetinę nepriklausomybę ir galiausiai turime rimtai imtis šio klausimo. Spręsime šią problemą investuodami į atsinaujinančius energijos šaltinius, tai mus padarys nepriklausomais ir mūsų ekonomika taip pat taps tvaresnė. Pone Junkeri, ar iš tiesų mums reikalinga stipresnė, griežtesnė Europos pozicija? Putin. Na taip, mes galime pasakyti, kad Putino elgesys yra neprimtinas, pritaikytos sankcijos buvo nepakankamos. Turime imtis griežtesnių sankcijų Rusijos atžvilgių, jeigu Rusija nepakeis savo elgesio. Ir tos sankcijos pirmiausia turi būti nukreiptos prieš finansų srautus, kurie pasiekia Rusiją. Mes juk neketiname kariauti. Europa nori pasitelkti vadinamą švelniąją jėgą. Mes juk dialogą vystėme su Rusija. Tiesiog turime pasakyti ne ponui Putinui, turime priversti jį suprasti, kad jo elgesys dėja yra nepriimtinas. Ačiū Jean-Claude Juncker. Martinas Šulcas, prašau. Mes kalbame apie karą. Būkime sąžiningi. Yra tikra pilietinio karo Ukrainoje grėsmė. Ir kyla klausimas, koks ES vaidmuo. ES nėra karinė galybė. Kad išvengtume karinės konfrontacijos, turime daryti viską, kas yra įmanoma. Ir ta karinė grėsmė nebėra teorinis klausimas. Mums reikia suderintos strategijos. Viena vertus, mes turime remti savo valstybės narės iš rytų ir vidurio Europos, bet prireikus mes turime nuspręsti ir dėl griežtų sankcijų bei jas įgyvendinti. Kita vertus, mums reikia kitokios strategijos, kurią bando suderinti ES užsienio reikalų ministrai jau per antrąjį derybų raundą. Labai svarbu, kad gegužės 25 dienos prezidento rinkimai neįvyktų, nes naujai išrinktas prezidentas galėtų būti Rusijos pašnekovų. In some states there are independent movements. I think of Nemažoje dalyje valstybių narių atskiri regionai siekia nepriklausomybės, pavyzdžiui, Katalonija arba kiti regionai. Škotija, jeigu jie taptų nepriklausomi šie regionai, jie automatiškai galėtų tapti ES nariais. Guy Verhofstadt. Aš vakar lankiausi Barcelonoje. Manau, kad ES nėra per daug įsitraukusi į šias diskusijas, tai yra Ispanijos, Katalonijos tarpusavio santykių klausimas. Buvau susitikęs su ponu Barosu, su kitais Europos liaudės partijos vadovais ir manau, kad reikia leisti ispanams ir katalonams susitarti tarpusavį. ES negali kištis į šios procesus. Mes privalome atsižvelgti į žmonių nuomonę, mes negalime
kurti tokios ES, kurioje nebūtų atsižvelgiama, svarstant šios svarbius klausimus, į žmonių nuomonę. Bet kokią atveju mes turėtume atlikti teigiamą vaidmenį, skatindami dialogą tarp ispanų ir katalonų ir nesielgti taip, kaip elgėsi per pastaros mėnesius ir savaitės komisijos pirmininkas Baroso. Pone Zibras, jūsų pozicija šiuo klausimu. Kai didžiosios Europos jėgos gerbė tautų apsisprendimo teisę. Tačiau mes manome, kad nacionalizmas ar konfrontacija, žmonių priešinimas niekur nenuveda. Gero rezultato nesulaukiama šitokių priemonių dėka. Ir dabar nemanau, kad turėtume kalbėti apie tai, kad reikia keisti sienas Europoje. Reikia gerbti žmonės, jų teisę spręsti ateitį. Taip pat reikia laikytis tarptautinės teisės nuostatų. Mes manome, pavyzdžiui, kad Katalonijos atveju ar Škotijos atveju galėtume kalbėti apie sustiprintą autonomiją. Galėtų tai būti kažkoks federalinis vienetas. Ten vyksta dalykai panašus į tai, kas vyksta Ukrainoje. Ukraina galėtų būti kaip tiltas tarp Europos ir Rusijos. Tai neturėtų būti kažkokio susiskaldimo pažymėtas laukas. Reikėtume, pavyzdžiui, leisti nuomonę pasakyti ukrainiečiams, pasirinkti federaciją, tai galbūt išspręstų problemą. Ačiū, Ska Keller. Man žmonių teisė nuspręsti dėl savo pačių ateities yra labai svarbi. Todėl aš manau, kad Škotijos ir Katalonijos žmonės turi turėti teisę patys nuspręsti dėl savo ateities ir dėl savo valstybės ateities. Jeigu aš būčiau komisijos pirmininkė, aš pasveikinčiau abu šiuos įvykius, jeigu tos valstybės nuspręstų tapti nepriklausomos. Aš jas abi pasveikinčiau kaip ES šeimos narės. Tik techninis pastebėjimas, kurį aš norėjau išsakyti, bet dabar perduodu žodį ponui Junkeriui. Aš manau, jog būtų išmintinga nesikišti į šią diskusiją. Tai yra ta diskusija, kuri priklauso Jungtinės karalystės ir Ispanijos karalystės kompetencijai. Aš manau, kad kiekvieną kartą reikia gerbti nacionalinę šalies konstituciją. O visa kita, visi kiti šios problemos elementai mums neturi rūpėti. Martinai Šulcai, norėtumėte pasinaudoti savo mėlynąją kortelę? Mes nesame federalinė valstybė. ES yra suverenių valstybių sąjunga ir mes neturime kažkokio parinkto recepto, kaip spręsti šios klausimus. Valstybės remiasi savo nacionalinėmis konstitucijomis, priimdamos atinkamus sprendimus. Škotijoje, pavyzdžiui, rudenį vyks referendumas dėl nepriklausomybės, kitų valstybių konstitucijos tokių referendumų nenumato, todėl ES negali pateikti atsakymo arba vieno recepto, kaip spręsti šį klausimą. Jeigu Škotijos gyventojai balsuos už nepriklausomybę ir taps suverenė šalimi, tuomet yra tinkamos procedūros, kaip suvereniom šalims įstoti ES, tačiau kitose šalyse procedūros yra kitokios, tik mes turime palaukti Škotijos referendumo rezultatų, tačiau mes negalime perkelti šio recepto į kitas šalis, taigi nėra kažkokios tai bendros metodikos, kiekviena šalis sprendžia pati savaime. Perkime prie kito klausimo. Šiandien Italijoje matėme, kas vyko Lampedūzos pakrantėje, matėme sukrečiančius vaizdus. Noriu paklausti kandidatų, ar manote, kad migracija yra klausimas, kurį turėtų spręsti valstybės narės ar ES? Ne valstybės narės, ne jos yra atsakingos. Mums reikia bendros imigracijos politikos, bet ne tokios, kokią turime dabar. Reikia legalios ekonominės migracijos politikos ES. Australija tokią politiką turi, kaip ir Kanada, Jungtinės Amerikos valstijos. O mes neturime tokios politikos. To padarinys yra toks, kad turime vis daugiau nelegalių migrantų, nes neturime sutvarkytos legalios migracijos politikos. Kitas rimtas padarinys yra tas, kad vis daugiau ir daugiau plinta prekyba žmonėmis ES viduje. Reikia bendros politikos šiuo lygmeniu. Kitas dalykas, mums reikia pabėgėlių ir prieglopščio klausimų vengti konkurencijos tarp valstybių narių. Reikia bendros sistemos. Reikia sąžiningų, bešališkų susitarimų tarp valstybių narių. Matome, kas vyksta Sirijoje.
ką padarėme pabėgėlių atvykstančių iš Sirijos labui. Tie žmonės vyksta į Turkiją, į Jordaniją, tik kelis tūkstančius Europa priėmė. Ir jeigu pažvelgtumėm į tragedijas, kurios vyksta Sirijoje, taip neturėtume elgtis. Ponas Sipras. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nelogiška būtų išspręsti šią pasaulinę imigracijos problemą dabar, kai ES finansuoja tam tikras operacijas ar dalyvauja karinėse operacijose Libijoje ar kitose planetos regionuose. Tiesiog sukūriami tokie migracijos židiniai. Pavyzdžiui, žmonės Afganistane neturi kitos perspektyvos, kaip stengtis patekti į vakarus, į vakarų valstybės, tam, kad galėtų atrasti geresnį gyvenimą, saugesnį gyvenimą. Bet represinė politika yra neprimtina. Viduržemio jūros regionas tapo savotiškomis migrantų kapinėmis. Tai yra neprimtina, būtina turėti tikrą rimtą prieglobsčio politiką, būtina skirti daugiau lėšų toms šalims, kurios priima pabėgėlius. Ir taip pat būtina tolygiai pasidalinti atsakomybės naštą, kad žinotume, kaip šalis, kokias turi galimybės priimti migrantus. Būtina kurti solidarią Europą. Pone Keller, prašau. Europoje vykstantis procesai yra nepriimtini, leidžiame žmonėms žūti Viduržemio jūroje ir Italijoje gyvendinami tokie projektai kaip Mare Nostrum, kuomet bandoma gelbėti nelegalius migrantus, kurie skęsta jūroje. Tuo tarpu Frontex agentūra tokiems veiksmams prieštarauja, kadangi teigia, kad jie paskatins dar didesnės migracijos apimtis. Aš raginu, kad Europos institucijos komisija su tokiais pasiūlymais nesitaikstytų. Mes turime siekti legalių būdų migrantams atvykti į ES, prašyti prieglobsčio. Žmonės atvykstantis iš Sirijos, iš kitų karštųjų pasaulio taškų, dauguma jų vyksta į kitas šalis, ne į Europą. Taigi reikia rasti būdų ir kitiems migrantams legaliai leisti atvykti į ES. Kuomet diskutuojame apie legalią migraciją, nacionalinės vyriausybės užmerkia akis. ES buvo apdovanota Nobelio taikos premija, tačiau dėl migracijos politikos, manau, jos nenusipelnė. Jean-Claude Juncker. Mes turime turėti reikiamus teisės aktus Europoje, turime sutvarkyti legalios migracijos reikalus. Teisės aktai, legalios migracijos reguliavimas nesutrukdys žmonėms keliauti, bet tai sumažintų nelegalios migracijos. Reikėtų, kad ES valstybės narės nustotų mažinti savo lėšas skirtas vystomajai pagalbai, nes problema čia iš to kyla didžiulė. Nereikėtų, kad tie skurstantys žmonės iš Azijos regiono, iš Afrikos stengtųsi patekti į Europą, žudami dažnai Viduržemio jūroje, bandydami pasiekti Europos krantus. Reikėtų problemas spręsti ten, kur tos problemos yra. Tad, kai nuolatos mažinamos lėšos vystomajai pagalbai, tai yra labai blogas ženklas, tai nepadės mums spręsti mūsų problemų. Ačiū. Martinas Šulcas. Pirmiausia, aš labai džiaugiuosi, kad Žanas Klaudas Junkeris sako, kad reikia legalios imigracijos sistemos. Aš pats apie tai kalbėjau praėjusią savaitę, kai mane užsipolė jo draugai iš Vokietijos. Ir aš dabar matau, kad turiu naują šalininką. Legali imigracijos sistema yra įgyvendinta visuose pasaulio regionuose. Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija turi tokią politiką, tik ES jos neturi. Mums reikia tokios teisėtos imigracijos sistemos. Mes turime sukurti laikinos pabėgėlių apsaugos sistemą, kur galėtų prisiglausti žmonės iš pavojingų pasaulio regionų. Reikia politinių pabėgėlių apsaugos sistemos. Turime sukurti 3 etapų metodiką. Ponas Verhofstadtas sako, kad reikia Europos politikos. Aš sutinku, negalima palikti valstybėms narėms. Aš sutinku, bet problema vyksta valstybėse narėse. Todėl Europos komisija turėtų informuoti valstybės narės apie joms tenkančią atsakomybę. Mes turime užtikrinti, kad valstybės narėms joms tenkančią atsakomybę neš deramai. Ačiū. Ačiū už jūsų pozicijas. Let's go to... Aš
Norėčiau sužinoti, kas vyksta mūsų socialinėje žiniasklaidoje, kokios diskusijos vyksta, nes manau, kad daug žmonių nori mums daug ką pasakyti. Šis socialinė žiniasklaida tiesiog verda šį vakarą. Šiuo metu Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje renkame įvairias trumpasias žinutės. Pažvelkite į ekraną, kokiamis kalbomis daugiausiai žinučių gauname. Daugiausiai, aišku, anglų kalba, prancūzų kalba antroje vietoje. Galime jums pranešti, kad daugiau nei 10 000 individualių vartotojų dalyvauja kiekviename, svarstant kiekvieną diskusijos klausimą. Taigi, tęskite. Man labai įdomus tie žodžiai, tikrai įdomus pasiūlymas juos vertinti ir suvokti. Tačiau dabar perkime prie paskutinio klausimų rato. Norėtume išgirsti jūsų viziją susijusią su Europos ateitimi. Pirmoji į klausimą atsakys Ska Keller. Noriu jūsų paklausti, ką manote apie religinių simbolių naudojimą Europos Sąjungoje. Ar krucifiksai turėtų būti iškabinami viešuosiuose pastatuose, ar galvos apdangalus moterims turėtų būti leista nešioti viešuosiuose vietose, ar ne? Ačiū, jūs sumažinote keliomis sekundėmis man skirtą laiką. Aš nemanau, kad religinius simbolius reikia reguliuoti Europos lygmeniu. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad asmens laisvė būtų išsaugota Europos Sąjungoje. Viešose erdvėse žmogus turėtų išlikti neutralus, tačiau žmonėms galima palikti laisvę pasirinkti ar nešioti galvos apdangalus ar kažkaip kitaip paženklinti vietas, kuriuose jie būna. Ne Europos lygmeniu tai turėtų būti daroma, viskas priklauso nuo vietos konteksto. Man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi religijos laisvės, mes ją turime remti. Žinoma, jeigu tai netrukdo kitų žmonių laisvėms realizuotis. Giverhovskat, būtina laikytis antidiskriminacijos įstatymų. Ir aš manau, kad kolegė teisingai pastebėjo, būtina. Čia turime remtis subsidiarumo principų ir be abejo, spaudos laisvė, religijos laisvė, visi tie dalykai turi būti sprendžiami remiantis subsidiarumo principu. Aš galėčiau paminėti ir kitokių etikos dalykų. Pavyzdžiui, iš Ispanijos nes neatvykau. Ten vyksta diskusija dėl nėštumo nutraukimo. Ir manyčiau, kad vėlgi čia reikia remtis tam tikromis taisyklėmis. Būtina taikyti pirmiausia nediskriminacijos įstatymus visais atvejais, kad tai yra būtina. Jeigu mes galėtume tuomet eiti toliau, kaip ponas Orbanas Vengrijoje, kodėlgi ne, prieiti prie panašių priemonių. Galime numatyti naujas vertybės konstitucijoje, kodėlgi ne. Bet realybė yra štai kokia. Kai kurios mažumos yra neapsaugotos dėja. Kai kurios religijos negali būti praktikuojamos. Ir aš manau, kad čia reikia tam tikrų bendrų sprendimų. Suteiksiu Jums 5 papildomas sekundės, vėliau galbūt, nes buvote nutrauktos. Dabar Jean-Claude Juncker. Aš manau, kad antidiskriminacijos įstatymas yra svarbus. Jis yra numatytas ir būtina ginti visas filosofinės pažiūras, visas religijas. Ir manyčiau, kad kiekviena religija nusipelno pagarbos. Neturėtų ES kištis į šiuos reikalus, tvarkyti religinę elgseną, ar filosofinės pakraipas, ar išpažįstamą religiją, ar panašiai. Būtina nusistatyti tam tikrus svarbiausius principus, kurie turi būti nekvestionuojamai įgyvendinami, o visa kita turėtų būti sutvarkoma subsidiarumo pagrindu, atsižvelgiant į vietos nacionalinės tradicijas. Ir ES į šias diskusijas leistis neturėtų. Būtina numatyti tik bendrus principus, nediskriminavimo principas svarbiausia. O valstybės narės turėtų tinkamai gyvendinti šį principą ir užtikrinti, kad niekieno teisės nebūtų pažeidžiamos. Ponas Cipras, prašau. Kai dėl religijos klausimų, aš esu tas pilietis, kuris gyvena vienoje iš valstybių narių ES ir manau, kad visiems privalu laikytis kiekvienos valstybės konstitucijos taisyklių, tačiau kiekviena valstybė turi laikytis kiekvieno piliečio tradicijų. Būtina gerbti visų piliečių teisės ES, o šie turi turėti galimybę tikėti tokiu dievu, kokį pasirinko, praktikuoti tokią religiją, kokią nori. Na, ar reikia
šią sritį reguliuoti įstatymais, manau, tai būtų anachronizmas. Europoje yra buvę tokių atvejų. Reikia vengti konfrontacijos religijos pagrindų. Ir pasinaudodamas progą norėčiau pasakyti štai ką. Kyla tam tikro konservatizmo banga. Ispanijoje, pavyzdžiui, matome, kad priimami įstatymai, kurie mus nubloškia metų šimtmečius atgal. Į Franko epochą faktiškai nubloškia mus priimami įstatymai Ispanijoje. Turime kovoti prieš tokias tendencijas visoje Europoje. Ačiū. Manau, kad jūsų klausimas buvo susijęs su galvos apdangalais ir religiniais simboliais viešosiuose pastatuose. Atsižvelgiant į kai kurias specifinės taisyklės galiojančias valstybėse narėse, turime jas gerbti, tačiau turime užtikrinti galimybę laisvai reikšti visiems savo religinius įsitikinimus, ar tai būtų žydų tikėjimo simboliai ar islamo simboliai. Tiek tikintis, tiek netikintis asmenys turi turėti atitinkamas teisės reikšti savo įsitikinimus, tačiau viešoji erdvė turi išlikti neutrali. Todėl, remiantis tuo, kad būtina užtikrinti viešose erdvėse nediskriminavimo principo laikymasi, tai turime užtikrinti galimybės privačioje erdvėje reikšti savo religinius įsitikinimus, tačiau viešoje erdvėje turėtume to nedaryti, siekdami užtikrinti, kad nekiltų tarp religiniai konfliktai. Vertinant praėjusius rinkimus Europos parlamento, reikia pažymėti, kad tik tai 43% rinkėjų dalyvavo tuose rinkimuose. Kieno kaltė, kad Europos visuomeniai šie rinkimai nerūpi? Ska Keller. Aš nemanau, kad žmonėms nerūpi tai, kas vyksta Europoje. Manau, kad jiems labai rūpi. Bet tuo pat metu paplito nuomonė, kad tie pokyčiai, kurių jie galėtų pasiekti balsuodami, nebus realūs, jie iš tikrųjų nevyks. Jie nepasitikė tokiomis institucijomis kaip Europos parlamentas. Čia mes turime ištirti padėtį, mes turime išsiaiškinti, kaip ES pakeisti. Yra iškelti minčių, kaip tą padaryti. Ir aš sakiau, ką žalieji padarytų ekonomikai, jauniems žmonėms, kaip galėtume sustiprinti demokratiją, kad mūsų žmonės turėtų stipresnį balsą. Mes iš tiesų turime sustiprinti Europos demokratiją. Ir aš nenoriu pasakyti, kad mes turime priversti žmonės balsuoti. Demokratija yra kur kas daugiau negu tik tai. Žmonių balsas turi būti girdimas visuomet, ne tik kas 5 metus. Be to turime kalbėti apie problemas. Kiekvieną dieną turime diskutuoti apie tai, koks geriausias sprendimas būtų Europai. Viena kryptimi ir kita kryptimi. Ir ta tema žmonėms rūpės. Mes turime gegužės 25-26 dieną eiti į visuomenę ir aiškinti, kokią kryptimį eisime. Ponas Verhofstadt. Mums reikia politikų, kurie apgintų Europą. Iki šiol mes visuomet gindavome Europą pateikdami taikos argumentą, bet dabar naujai kartai reikia kitokių argumentų. Sakome, kad turime sakyti, kad reikia sukurti darbo vietų, mes galime išgydyti ekonomiką. Mes tai darydami Europoje galime užtikrinti daug vertybių, kurių būtų neįmanoma įgyvendinti nacionalinių lygmenių. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie pilietinės laisvės ir žmogaus privatumo užtikrinimą. Po nacionalinės saugumo agentūros pasiklausimų, po Snowdeno bylos. Mes suprantame, kad tai yra reikalinga. Turime Europoje ieškoti galimybę apsaugoti privačius duomenis, pavienius asmenis ir turime sukurti geresnį gyvenimą jaunoms kartoms. Be to, pagal naująjį Europos teisingumo teismo sprendimą dėl Google galima spręsti, kad einame teisingų kryptimi. Nes mes suprantame, kad negalime tokių atvejų pamiršti. Žmogaus privatumas turi būti apsaugotas kaip neatskiriama vertybė. Todėl mes turime jaunus žmonės priversti tuo tikėti. Toliau Žanas Klodas Junkeris. Turime nustoti kalbėti apie Europą, kaip tai darydavom anksčiau. Labai dažnai nacionalinės vyriausybės numeta nuo savo pečių bet kokią atsakomybę ir sako, kad visko kalta yra Europos komisija. Lyg nacionalinės valstybės ar nacionalinis parlamentas visiškai neegzistuotų ir nebūtų už nieką atsakingi. Manau, kad turime vėl pradėti kalbėti apie Europą, paaiškindami jauniems žmonėms pirmiausia, kad Europa silpnėja, kad dabar, pavyzdžiui, demografinė problema yra labai aštri.
kitame šimtmetyje mūsų bus mažiau, tad laikas pasakyti europiečiams, kad mums reikia Europos. Jeigu nebus Europos, nebus euro, tai prasidės atviras monetarinis karas Vokietija prieš Prancūziją, Prancūzija prieš Ispaniją ir taip toliau ir panašiai. Finansų krizė dar labiau pagilės. Reikia pasakyti, kad dabar Europa ir euras saugo visus europiečius. Tai yra svarbu. Ponas Cipras, prašau. Didžiausias deficitas Europoje yra demokratijos deficitas. Jos labiausiai trūksta. Piliečiai susilaiko, nebalsuoja, nes nemano, kad jų balsas kaip nors reikšmingai galės prisidėti prie to, kaip atrodys Europa mūsų rytoj. Europos parlamentas praranda kompetenciją, susirenka vadovų taryba ir paprastai nusprendžiama tai, ko nori ponia Merkel. Ir norėčiau paklausti pono Junkerio, kas įvyko Kanų vadovų susitikime. Jūs su ponu Barosu dalyvavote diskusijoje, galvojote apie tai, kaip pakeisti tas vyriausybės, kurios buvo išrinktos vyriausybės Graikijoje ir sukūrėte kažkokį hybridą padarydami naują technokratų vyriausybę. Manyčiau, kad tokie dalykai turėtų būti sprendžiami kitaip. Jūs sakote, kad reikia gerbti konstituciją, kur aiškiai apibrėžta, kas ir kaip turi būti tvarkomi. Ir čia aš kalbu apie Graikiją. Konkrečiai jos atveju konstitucijos nebuvo laikomasi. Jūsų klausimas buvo susijęs su priežastimis, kodėl rinkėjų aktyvumas buvo toks žemas. Todėl, kad rinkimai buvo nuobodus, nebuvo konfrontacijos, vyko tuo metu valstybėse narėse dar papildomi rinkimai ir dabar padėtis keičiasi. Europos Sąjunga siekia daugiau skaidrumo, demokratijos, kontroversiškų diskusijų. Taip pat turime pabrėžti, kad ES šiuo metu yra 27 milijonai bedarbių, iš jų 6 milijonai jaunų žmonių. Vyksta didelio masto mokestinis sukčiavimas, mokesčių vengimas. Ir įvairaus plauko spekuliantai laukia ne daugiau Europos, jie laukia kitokios Europos. Ir jeigu mes dabar diskutuosime, kaip pakeisti Europą, kad ji taptų teisingesnė, sąžiningesnė, tai mes atgausime rinkėjų pasitikėjimą ir rinkėjų aktyvumas bus didesnis. Ačiū. Let's speak about corruption. Pakalbėkime apie korupciją. Jūsų nuomonė, kiek toli nueisite kovodami su korupcija? Ir antras klausimas, ar Briuselio koridoriuose dirbantys lobistai neprisideda prie problemos vienai par kitaip? Ska Keller. Taip, jie yra labai didelė dalimi problemos esmė. Mano nuomonė, šiuose koridoriuose yra per daug lobistų. Ne tik čia, bet ir Europos komisijos koridoriuose. Jiems mokami labai dideli atlyginimai, jie atstovauja interesų grupėms. Yra išleidžiami milijonai lobizmui. Ir per juos mes prarandame piliečių balsą, o piliečiai yra tikrieji Europos veikėjai. Jų balsas nėra išgirstamas, o lobistai patenka į ES institucijas. Jie milijardus išleidžia tam, kad įtakotų mokesčių įstatymų rengėjus, tokius kaip mes, įtakotų komisijos narius. Ir kartais nustebina skaičiai pakeitimų, kuriuos mes matome pateikiant grinai atstovaujant pramonės interesams. Tai turi būti nutraukta. Lobizmas yra rimta ES problema. Ir panašiai kaip korupcija, lobizmas nenuves į ateitį. Mes turime klausyti žmonių balso, ne lobistų balso. Giverhofstadas. Jūs nenuneiksite, kad lobistų yra ir mes jų neuždrausime. Problema ta, kad kartas nuo karto, kaip matėme praėjusiais metais, komisijoje išryškėjo korupcijos atveju. Tai yra rimtoji problema. Ir prieš tokias problemas turime kovoti. Turime sukurti naujas taisyklės. Praėjusi parlamento kadencija sukūrė tokių taisyklių, kad būtų sustiprinta kova su korupcija ir su lobistų neigiamais veiksmais. Bet ką iš tiesų tie žmonės atstovauja? Kokie politikai yra įtakojami tokių lobistų? Greta lobizmo ir korupcijos pagrindinė komisijoje išryškėjanti problema yra ta, kad trūksta lyderio. Nėra komisija nepriklausoma nuo valstybių narių, pirmiausia nuo Paryžiaus ir Berlyno.
komisijos lyderiai pirmiausia skambina Paryžiui ir Berlynui. Turėtų būti atvirkščiai. Man atrodo, kad tai yra šiandien didžiausia problema. Mes turime siekti tikro lyderio, o ne tarybos sekretoriaus pozicijos. Jean-Claude, Ačiū, Žanas Klodas Junkeris. Norėčiau priminti, kad jūs dar galite pasinaudoti klausimų kortelėmis ir dalyvauti diskusijoje. devant mieux encadrer. Na, manyčiau, kad mes turime geriau reguliuoti lobistų veiklą. Be abejo, turime visom įmanomom priemonėm kovoti su korupcija tiek nacionalinėse valstybėse, tiek Europos institucijose. Bet juk negalite uždrausti interesų grupėms bandyti ginti savo interesus. Tačiau būtina, kad komisarai, Europos komisijos nariai, deputatai paskelbtų sąrašą, su kuo diskutavo, su kuo susitiko ir panašiai. Tuo būdu piliečiai žinos, už ką balsuoja. Ir piliečiai taps demokratijos lobistais tam tikrais. Jie turėtų balsuoti 25 nuo 25 dienos vykstančiuose rinkimuose, kad jie galėtų balsuoti, kad populistai ir kitokio plauko negeri žmonės nepatektų į Europos institucijas. Ačiū už jūsų aiškę poziciją. Žodis Aleksui Ciprui. Noriu pasakyti, kad korupcijos fenomenas yra struktūrinio pobūdžio problema Europoje ir noriu taip pat pabrėžti, kad ši problema ypatingai opi Europos pietuose, tą turime pripažinti. Kova su korupcija yra ne vien valstybių narių reikalas, visa Europos Sąjunga turi su korupcija kovoti. Manome, kad Europoje reikalinga veiksminga teisėkūra, kuri užtikrintų kovą su korupcija ir užtikrintų skaidrumą. Taigi pasakome už tai, kad būtų priimti tinkami veiksmingi įstatymai kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu, lėšų perkelimu į offshore'nės kompanijas, nes tai yra nusikalstama veika. Todėl valstybių narių vyriausybės turi pademonstruoti tinkamą politinę valią, taip pat kaip ir ES aukščiausi pareigūnai, nes po šiais klausimais slypi didžiuliai interesų konfliktai. Pavyzdžiui, Italijoje vyriausybė bando kovoti su mafija ir ta kova yra labai sudėtinga. Martinui Šulciui žodis. Korupcija yra būdinga visai Europai, mes turime su ją kovoti. Akivaizdu, kad institucijos tokios kaip komisija ir Europos parlamentas yra korumpuotų asmenų taikiklyje, jų lobistų taikiklyje. Europos parlamente pasitaikė 2 atvejai, kuomet 2 Europos parlamentarai ėmė kyšius. Vienas iš jų yra nuteistas savo šalyje 4 metų laisvės atėmimo bausmiai. Ir viskas priklauso ne nuo to, ar ponia Merkel paskambintų Barosui ir atvirkščiai, viskas priklauso nuo valstybių narių pasirengimo bendradarbiauti sprendžiant šį klausimą. Todėl mes turime pasirinkti tokią teisėkūros strategiją, kurią įgyvendindami mes iš anksto praneštume apie savo ketinimus ir tokiu būdu užtikrintume skaidrumą, taip pat ir savo santykiuose su lobistais. Ir būtent tą mes turėsime padaryti artimiausiu metu komisijos. Ska Keller turi papildomą klausimą. Jūs paminėjote, ką parlamentas darė, kad būtų pažaboti lobistai. Mes parengėme lobistų registrą, bet jis nėra privalomas. Lobistai neprivalo užsiregistruoti. Aš noriu pasakyti, kad turime spręsti interesų konflikto klausimą. Šiame Europos parlamente reikia, kad būtų registruojamos Europos parlamento narių pašalinės pajamos. Ir aš manau, kad ir jūs pats, ponė Verhofstadtai, turėtumėt ką deklaruoti. Mes turime užtikrinti mūsų teisėkuros proceso skaidrumą visapusiškai. Aš sutinku, ponė Šulcai, su tuo, ką jūs pasakėte dėl Transparency International. Baigėsi jūsų laikas. Galbūt Ska Keller to nedaro, bet aš Europos parlamento skaidrumo sistemą naudojuosi. Aš užpildau
dokumentus Europos parlamente labai atvirai apie visas savo pajamas. Visi Europos žurnalistai gali tą deklaraciją matyti ir žinoti, ką aš uždirbu. Aš esu skaidrus ir atviras Europos parlamento narys. Aš tikiuosi, kad jūs esate tokia pati. Okay, shall we move to... Ar nereikėtų pereiti prie kitų? Tiesą sakant, iškilo problema. Mes jūs pristatėme kaip oficialius kandidatus, tačiau yra tiek daug piliečių ES, kurie netiki, kad nors vienas iš jūsų taps ES prezidentu. Ar jūs galėtumėte atsakyti tiems žmonėms? Aš manau, kad yra labai didelė tikimybė, kad vienas iš mūsų tapsime Europos komisijos pirmininku. Kad Europos piliečiai išrinktų komisijos pirmininką, buvo ilgai svarstoma ir tai yra labai didelis šuolis Europos demokratijoje. Lisabono sutartyje tai yra numatyta. Valstybės narės, taikau sąlyginį sakinį, galėtų išrinkti ką nors kitą, bet taip būtų pakeista Lisabono sutartis ir tai būtų didelis smūgis Europos demokratijai. Aš manau, kad Europos piliečių balsas turi būti gerbiamas, nes kitaip artimiausiais 5 metais nebus galima skūstis dėl to, kad piliečiai buvo neaktyvūs ir nesidomėjo. Tai yra, mums svarbiausia yra užtikrinti, kad ES būtų demokratiškesnė, kad rinkimų kampanija būtų europietiško masto. Mes esame čia, mes kandidatuojame, Eurovalstybės narės turi gerbti ES teisę. Guy Verhofstadt. Manau, kad tikrai neįsivaizduotinas dalykas, kad kas nors kitas, o ne kandidatai iš mūsų tarpo taptų būsimuoju komisijos pirmininku. Manau, kad visi kandidatai dėl to sutarė šios dienos diskusijose. Tačiau rimtai kalbant, iš tiesų tik vienas iš mūsų gali juo tapti. Priešingų atveju mes galėtume užkalti Europos parlamento ir Europos demokratijos duris, nes jeigu tai yra tik tai žaidimas, kurį žaidžiame kas 5 metus, o po to valstybės narės susėda ir už uždarų durų pasirenka kitą kandidatą, tai tikrai niekam nepriimtina. Antras dalykas, Europinės politinės partijos susitarė tarpusavėje, kad kandidatas turi užsitikrinti politinės daugumos palaikymą ir nebūtinai tas kandidatas turėtų tapti daugiausiai balsų surinkusios politinės partijos atstovu. Jis pirmiausiai turėtų sugebėti suvienyti, sutelkti politinės jėgas. Ponas Junkeris. 28 ministrai pirmininkai ir vyriausybės pasirašė Lisabono sutartį. Nacionaliai parlamentai ratifikavo šį dokumentą. Tai reiškia, kad vadovų taryba turi gerbti Europos parlamento rinkimų rezultatus. Jeigu kai kurie nariai taryboje to nedarys, tai reiškia, kad bus padarytas toks veiksmas, kuris reikš ne ką kitą kaip demokratijos neigimą. Taip įvyko. Tai būtų toks atvejis, kuris galėtų paskatinti piliečius nebeiti balsuoti, nes jie pamatytų, kad jų balsas nieko nereiškia. Aš norėčiau, kad ES piliečių balsas reikštų daug daugiau negu reiškia dabar. Ponas Cipras. Jeigu norime demokratizuoti Europą, reikia veikti taip, kaip numatyta. Negalima dabar visko nuneigti, tačiau nereikia stebėtis paskui, kad piliečiai nusisuka nuo mūsų, jeigu nesilaikom taisyklių, jeigu jie tampa euroskeptikais ar nebeina balsuoti. Manęs nestebina tas faktas, kad kai kas sako, kaip ponia Merkel, pavyzdžiui, kad kitas Europos komisijos pirmininkas nebus vienas iš mūsų ir kad be reikalo čia mes susirinkom. Jeigu norime pasirinkti šitaip politiškai, katastrofiškai tokį sprendimą, kuris skaldo Europos žmonės, tai reiškia, kad demokratijos bijoma, nes bijoma žmonių balso pasireiškimo. Aš jau klausiau kandidatų, ar jų programa buvo sėkminga, aš klausiau, kas vyko. Jūs neatsakėte į mano klausimus, kolegos, aš jums juos uždaviau, kas vyko po tam tikro vadovo susitikimų ir taip toliau. Ir arba Europa keliaus tolyn, turėdama naują viziją, arba ta susiskaldžiusi Europa dings iš horizonto, mūsų visų apmaudui. Labai įdomus klausimas.
20 kartų kiekvieną dieną tą patį klausimą turiu atsakyti, tiesą sakant. Suprantu, kodėl taip yra. Aš manau, kad valstybių ir vyriausybių vadovai gali daryti, ką nori už uždarų durų. Bet baigėsi tie laikai, kai Europos komisijos pirmininkas yra išrenkamas už uždarų durų. Vienas iš čia esančių kandidatų taps būsimų Europos komisijos pirmininkų. Ir jeigu valstybės iš tiesų drįstų paskirti kažką kito, atsakymas būtų akivaizdus. Negausite Europos parlamento daugumos pritarimo, nes niekas nepritars valstybių kandidatui. Vieną įdomų dalyką norėčiau pastebėti. Nei vienos valstybės vadovas ar vyriausybės vadovas kol kas tokios nuomonės neišsakė. Tik Angela Merkel pasakė, kad automatizmo nebus. Net ir Vokietijos konstitucija nenumato automatizmo, tačiau ji nuolat tampa kanclerė, sukūrusi koaliciją. Aš nepasinaudojau savo klausimo kortelę. Galiu dabar pasinaudoti tomis 5 sekundėmis. Kitas Europos komisijos pirmininkas stovi čia ir jūs dabar su juo kalbatės. Manau, kad daugelis kandidatų norės pasinaudoti savo kortelėmis. Ne, mes to nedarysime. Piliečiai tai padarys. Pereikime prie paskutinio klausimo. 30 sekundžių kiekvienam jūsų skirsime, nes artėja renginio pabaiga. Paskutinis klausimas apie Europos viziją. Kodėl Europos piliečiai turėtų balsuoti už jūs? Ska Keller, aš siūlau Europos piliečiams galimybę gyventi tokioje Europoje, kuri sugebės sukurti darbo vietas, užtikrinti socialinę apsaugą, kovoti su klimato kaita. Mes turime atgaivinti Europos svajonę, Europos besirūpinančios visais. Mes turime susigrąžinti Europą savo ir tą reikia daryti tiek gegužės 25 dieną ir po to. Ta aš jums siūlau, Guy Verhofstadt. Aš noriu tiek daug dalykų padaryti, kad per 30 sekundžių tikrai nespėsiu jų išvardinti, tačiau manau, kad svarbiausias dalykas yra Europos lyderystė, ateities vizija, būtent to iš mūsų tikisi piliečiai ir to jie tikisi iš būsimojo komisijos pirmininko. Taip pat turime atgaivinti ekonomiką, kurti darbo vietas. Tai yra mano 3 pagrindiniai prioritetai būsimiesiams 5 metams. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker. Aš noriu tokios Europos, kur nekaupiamas susiskaldimas. Man nusibodo susiskaldimas tarp senų ir naujų ES narių, tarp senų ir jaunų, tarp Europos šiaurės ir pietų. Aš noriu sutarimo, konsensuso Europos, noriu išmintingos Europos. Noriu tokios Europos, kur europiečiams gera, į kurią europiečiai įsimyli iš naujo. Alexis Tsipras. I will use my jokers also. Okay. Aš taip pat pasinaudosiu savo papildomą galimybę kalbėti. Pirmiausia, mes norime tokios Europos, kuri priklauso jo žmonėms. Mes norime tautų Europos, žmonių Europos, kuri sustiprintų demokratiją, Europos piliečių įtraukti. Europos parlamentas turi priimti svarbius sprendimus, piliečiai turi spręsti svarbiausius klausimus referendumu. Neturi būti priimami sprendimai už uždarų durų. Neturi vadovai spręsti nepaisydami valstybių suverenumo klausimo. Ir galiausiai mes norime iš ES institucijų išgrūsti lauk tą trejetą, tą trojką vadinamą. Nes šalia trojkos dar egzistavo ir kitas jos pavadinimas – katastrofa. Manyčiau, kad turi prasidėti Europos konsultacijos aukščiausių lygmenių dėl to, kaip išeiti iš krizės. Solidarumas, socialinė sanglauda ir demokratija turėtų būti raktai iš čia išeiti. Dėkui. Pereiname prie Martino Šulco. Mes gyvename savo namuose, Europos namuose. Ir mes turime pažvelgti per langus ir leisti piliečiams pamatyti, kas vyksta jų namuose ir kas dėl ko nusprendžia. Aš manau, kad ES ir Europos komisija turi tarnauti eilinių piliečių interesams. Aš pats esu dirbęs meru
vietos savivaldybės nariu, esu buvęs parlamento narys. Aš žinau, kad europiečiai kenčia ir norime, kad Europa pasikeistų ir būtų sukurtas geresnis gyvenimas visiems, ypač sukuriant daugiau galimybių jauniems žmonėms užsitikrinti geresnę ateitį ateityje. Ačiū. Noriu pasakyti, kad ponia Keller suteiks dabar galimybę Konorui pasisakyti, bet prieš tai dar norėtų šitą pridurti. Diskutuojame apie Europą, bet nepamirškime, kad ir kitose pasaulio dalyse žmonės kenčia nuo skurdo, nuo sunkumų, nuo karo, nuo persekiojimo. Ir mes norėtume dabar visi kartu pasakyti, kad dalyvaujame tarptautinėje kampanijoje Gražinkite mūsų mergaitės. Thank you. Thanks. Ačiū mūsų kandidatams, taip pat ir už šį pareiškimą. Mūsų debatai baigėsi. Dabar paprašysiu Konoro mums pristatyti, kas vyko už šios salės sienų. 63 tūkstančiai Twitterio žinučių. Tiek mes jų sulaukėme, stebint šią Eurovizijos diskusiją. Ir po to pateiksime jums vėliau Eurovizijos tinklaraštyje išsamesnę analizę. Mes norime padėkoti visiems kandidatams, taip pat norime padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose internete. Ir jeigu norite jas tęsti, tai apsilankykite mūsų interneto svetainėje. Taigi labai ačiū už dalyvavimą šį vakarą šioje diskusijoje Briuselėje, Europos parlamente. Linkime visiems gero vakaro, geros nakties.